Jinai laimėjo Dangus. Jie 3 metai? Pasirodo, čia taip senai buvo. Prieš 16 metų. Raselė, nu? Geras. Dangus. 98-ais. Nu jo. Ne, tai tada buvo 18 kokį metą tenais, taip pat. Šiandien Rasos gimtadienis, tada būtų šunų jie išėjo. Čia tada tais laikais, kai Vaidas Baumila Timberlake'ą prodijavo. Tai čia buvo 2005. O kad, ta prasme, čia 2014. Nežinau, aš tai žiūrėjau Vaido Baumilos koncertą vakar per televizorių ar užvakar, čia kažkada rodė. Galvoju, geriausiai ir prodijuotų Timberlake'ą, vat. Puikiai jiems sekėsi. Nes vaidinti Baumilas nelabai. Ne? Nelabai. Tai dar nematėm filmų. Rasa Basa dabar. Tai įvesk. Labas vakaras. Jums yra užsakytas sveikinimas gimtadienio proga. Jeigu norite išklausyti sveikinimą gimtadienio proga, suveskite 18. Henrikas Radauskas, sekmadienis. Prieš 20 metų mirusiam kambarį senės šešėlės žiovauja suka tuščia kavos malūnėlį. Laikrodis rodo sekmadienį, gegutė nutilo, svečia nudūrė smukliai. Mieganti moteris skaito apdegusią knygą, baisią istoriją Demeno Belkovo. Jos delnuose nutrūkė Saturno linijos, dvigubos sienos pripiltos dukatų ir kaulų. Laiptais iš rūsio atbėga anemiškas balsas, žvakėm ir ašarom lašanti kolatūra. Siena suplyšta, krenta guminė mergaitė, numirk krūviną širdį. Jeigu norite išklausyti dar kartą gimtadienio sveikinimą, spauskite 18. Ačiū, kad naudojatės mūsų paslaugomis. Maironis, skurdžioj valandoj. Norite išklausyti dar kartą spausį? 3, 7, 11, 10. Tavo telefonas. Kažkaip pasakyt, kad mes čia. Tai skambink dar kartą. Rasa Basa. Dabar nieko nesakyti, tai aš iš karto. Maironis, skurdžioj valandoj. Man žiniausia pulingas čia ant tos žemės kelionės. Niekados neapšviesia vilties. Ir meldžiau nebe kartą, kaip didžiausios malonės, kad akis man užspaustų mirtis. Zip FM. Labas, Rasa. Ar tu dar su mumis? Radistai iš Zip FM. Labas. Palauk, aš dar apsiverkti nemoku, pasiskus negaliu, nesupras žmonės mano kančios ir nužengsliu į kapą su tuo skausmu giliu, kurs be vardo paliks visados. Sveikinu su gimtadieniu, nemirk dar. Nemirk. Labas, Raselė. Siaubas. Kelintas tavo gimtadienis šiandien? 30. Kiek sveri? Tiek pat. Londone buvus? O ką jo? Dirbus, ne, Londone? Ne. How you London good is? Is good? Ką? Is good London you is good London? Nu, paklauskite. She knows speak London. Rasa, kaip šventi gimtadienį? Puikiai nuostabiai, ką tik tai sakiau, kad tai buvo pats baisiausias dalykas, kokį esu gavusi gimtadienio progą draugam. Eilėraštį apie mirtį? Taip. O Jėzus, mes visiems sveikiname. Ir dabar ir transliavau kitą apie kažką, tai kur ten prasidėjo Maironis ir panašiai, įjungiau visiems garsiakalbių, kad paklausytų. Ei visi! Jie mus dar girdi ar ne? Nebe. Šarūnas užregistravo tave. Išmirė. Rasa. Tikriausiai. Šarūnas tave užregistravo. Šarūnas? Kažkoksai tai. Kažkoks Šarūnas. Aha. Nežinai. Va. Tai kada naujas albumas? Šarūnu, bet taip. Nu, gal pavasarį, gal link vasaros, o gal vėliau. Kada bus? Tada jau. O gal iš vis kam to reikia? Na tai... Mes laukiam tavo albumo. Mes laukiam tavo albumo. Čia mes, aišku, netvirai.
Mums labai patinka tavo kūryba ir tu greičiau leisk albumus. Man jau rodo, kad su jums nešnekėt, visi juokiasi labai iš jūsų. Iš mūsų, tegul juokiasi. Svarbu iš tavęs, tegul nesijuokia. Gerai, Rasa, Raselė, sveikinam su gimtadieniu. One more year. Jėga.